Labadiena visiems, džiugu jūs ir vėl šiandieną sutikti čia treniruoklių mūsų salėje. Taip, pratęskime užsiėmimų ciklą ir kaip visada mankštinsime visą kūno raumenis. Pradėsime užsiėmimą atsisėdę ant kėdės. Užsiėmimų šiandieną taip pat reikės rankšluostuko nedidelio, tiesiog keliams paminkštinti, kai klūpėsim, jeigu reikia. Ir taip pat naudosime pėdoms stiprinti rankšluostuko, tai mums jo prireiks. Taip pat, jeigu turite 1-2 kg svarmenį namuose, taip pat panaudosime šiandieną. Parodysiu viršutinės dalies stiprinimo pratimą su svarmenim. Jeigu neturite svarmens, tai pasimkit kažkokį nežinau, smulkų daiktą, kurį galėtumėt laikyti rankoje, šiek tiek sunkesnį, apie 1-2 kg. Taip, arba vandens buteliukas taip pat tiks. Taip, užsiėmimą pradėsime ant kėdės sėdint nuo kvėpavimo. Atsisėskit, pėdas pastatykite ant grindų paraleliai. Išilgėjam per stuburą, taip, dubenį nusistatome į neutralioj padėtį, susiraskite kauliukus, ant kurių sėdite ir vienodai paskirstykite svorį. Išilgėkit per stuburą ir vieną ranką dėkite žemiau bambos, kitą ties krūtinės lasta ir pradėkime nuo gilaus įkvėpimo. Įkvepiam, pradedam, taip, nešam orą žemyn pirmiausia link pilvo, pilvas išdidėja ir tada krūtinės lasta išdidėja. Maždaug 3 sekundės įkvėpimui ir tiek pat iškvėpimui. Iškvepiant pilvas sumažėja, nesulenkite tik tai stuburo, šonkauliukai leidžiasi ant pilvo paviršiaus ir mes dar papildomai pajungiame pilvo raumenis į darbą, kad tas pilvas sumažėtų ir daugiau iškvėptumėm oro. Va taip ir tęskim kvėpavimą. Taip, ranka kita, įkvepiam. Į pilvą, į krūtinės lastą, viskas išsiplečia nuo įkvėpimo, atsiranda slėgis pilve. Ir iškvepiam, pilvukas sumažėja, šonkauliai nusileidžia ir papildomai dar patraukime pilvą vidun, kad dar daugiau iškvėptumėm. Tęskime tokį kvėpavimą. Įkvepiam 2, 3 ir iškvepiam 2, 3. Įkvepiam 2, 3 ir iškvepiam 2, 3. Tokiu kvėpavimu tęskit kvėpavimą. Tokiu kvėpavimo būdu mes stimuliuojame diafragmą, taip, kad jinai judėtų. Atsiranda tas slėgio kaita aplink juosmeninę dalį, kas verčia mūsų skysčius, limfą taip cirkuliuoti daug efektyviau. Ir padeda taip pat stabilizuoti liemenį, atliekant įvairius jėgos pratimus, toks kvėpavimo būdas. Dėl to tikrai nepamirškite per pratimus įjungti tokį kvėpavimo būdą, kurį ką tik jums parodžiau. Gerai? O dabar keliaujame ant kilimėlio 4. Taip, po keliais reikia pasidėkit paminkštinimą, rankas pastatykite ties pečiais, keliai ties klubais ir išilgėjame per stuburą. Tęskime kvėpavimą, kurį aš jums susakiau, ką daryti. Taip, kaip kvėpuoti, viską susakiau. Ir dabar su nosies galiuku, žiūrint į kilimėlį, brėžiam nuliuką. Ramiai įkvepiam 2, 3 ir iškvepiam 2, 3. Į kitą pusę. Tai nedidelis ratukas nosies galiuku. Įsivaizduokite, kad ant kilimėlio jūs brėžiat nuliuką. Gerai, dabar 8-tuką gulščią su nosies galiuku braižom. Įkvepiam 2, 3, 4. Iškvepiam 2, 3, 4. Įkvepiam, kaklas ramus, nebūkite įsitempę ir sutelkite dėmesį į gilų diafragminį kvėpavimą. Ir dabar ausimi į lubas. 1,
ir kita. Viena ausim į lubas, kita ausim į lubas. Viena, kita. Viena, kita. Pratęskit. 4 ir 3 ir 2 ir paskutinis. Padarome ratuką galva, truputį padidinam ratuką, nereikia maksimalaus galvos užlaužimo, užvertimo atgal, komforto zonoj. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, ilgas kūnas, iškvepiam, daugiau svorį laikykite ant kojų, kojomis pirkitės nuo grindų, pajunkite dubens ir nugaros raumenis. Į kitą pusę sukam galvą, įkvepiam, iškvepiam, va taip, ir sukam ratukus, 3 dar, 2 dar. Ir paskutinis, labai gerai. Prisėskim ant kojų, rankas ištieskite tolyn, su pirštais siekite į priekį, pabūkite tempime. Pasikelkite, svorį laikykite daugiau ties kojomis ir rankų pirštus užlenkit ir pastatykite ant grindų. Atsisuksiu iš priekio, kad matytumėt. Va šitaip rankas įstatykit, svoris ant kojų pagrindinis, alkūnės į kampus nukreiptos, viena ir kita, pirštai kartu vieni į kitus pasukti. Ir dabar mes įkvepiam, lenkiam alkūnės ir tiesiam, lenkiam ir tiesiam. Va taip. Išjudinam rankų raumenis ir fascijas. Tęsiam, įkvepiam ir iškvepiam. Ramus kvepavimas, 4 dar. Ir 3 dar, turit pajausti, tęskit pratimą, pajausti, kaip tempiasi raumenis einantis per rankas, nuo plaštakos iki pečių. Ir prisėskim ant kojų, pailsėkim, prasitemkim. Pabūkite šitaip. Labai gerai. Toliau eikime. Rankos vėl pečių plotyje, išilgėkim, išsitemkim. Ir dabar keliai sėdimųjų kaulų plotyje. Ir mes blauzdas verčiam tai į vieną pusę, tai į kitą pusę. Tai viena, tai kita. Ramiai savo įkvėpkit ir iškvėpkit. Taip, išjudinkime klubinius sąnarius. Grįžtam. Tai viena, tai kita. Išjudinkim dubenį. Taip, su klubo kauliuku siekite šonkaulį. Ir tada į kitą pusę. Blauzdos, dubuo. Blauzdos, dubuo. Blauzdos, dubuo. Ir dabar blauzdos, dubuo ir dar su ausimi siekite dubenį. Taip, šonų pasilenkit per stuburą. Susilenkit. Ir į kitą pusę. Blauzdos, dubuo, ausis. Blauzdos, dubuo, ausis. Va, taip ir atliekam tokį švelnų, šoninį liemens lankstimą. Taip, ausis juda link dubens, blauzdos juda link galvos. 4 ir 3 ir 2 ir paskutinis. Prisėskim ant kojų, prasitemkim. Jeigu negalit atsisėsti ant kojų, tiesiog sėskit tiek, kiek jūsų sąnariai leidžia ir prasitemkit. Taip, toliau keliaukime. Vieną koją ištieskit atgal, taip dešinė koja lieka priekyje. Dešinę ranką į viršų pakeliam, tempiamės ir ilgėjam. Gerai, įkvepiam ir su iškvepimu.
Kišam ranką ir sukamės ir grįžtam atgal. Įkvėpkit, iškvėpkit. Dabar atraminė ranka, tai pirštais į vidų ir remkitės visais pirštais nuo grindų, nuo kilimėlio tam, kad nevargtų riešas. Išilgėkim. Ir sukimės. 1, up, ir 2, up, ir 3, up, išjudinkim stuburą į visas pusės skersai, 4, ir 5, ir 6, dar porą kartų, ir 7, ir dar 1, stumkitės kojomis nuo grindų, kad nevargtų rankos, ir sugrįžtam atgal, atsisėdam ant kojų, pailsim. Aš pasisuksiu į kitą pusę, jūs likite, tiesiog darykite pratimą kitą pusę. Taip, tai dabar mes kitą koją vedam atgal, atraminis keliukas statmenas kilimėliui ir paruoškite ranką aukštyn. Išilgėjam, įkvepiam ir su iškvepimu sukam stuburą, sukam į kitą pusę. Ir sukam į vieną pusę, sukam į kitą pusę. Iškvėpkim, įkvėpkim, išilgėkim, energija per pirštus teka ir iškvėpkim, įkvėpkim. 4 dar, up, ir 3, up, ir 2, ir paskutinis. Prisėskim, atsipalaiduokim, pailsėkim. Labai gerai, pasikelkime ant kelių. Dabar dėkite rankas ant šlaunų, atkiškite sėdmenis atgal ir dabar stuburgalį pasukę į grindis, į apačią. Tieskitės per šlaunis, per klubus ir išsitieskit. Išilgėkit per stuburą ir spausdami kojas į rankas, švelniai kiek leidžia kūnas atsiloškit. Ir sugrįžkit atgal, sėdmenim siekiam atgal, kad turi atsirasti tempimo jausmas per koją, per sėdmenį. Ir pakartojam, stuburgalį į apačią pasukam, keliamės, tiesiamės per šlaunis ir lošiamės pagal galimybės atgal, ištempkite šlaunis, ištempkit pilvo sieną, išilginkit krūtinės ląstą ir sugrįžkite atgal. Ir dabar greičiau kartojam. 1 dubuo, šlaunis, liemuo, galva ir grįžtam. Kartojam. Dubuo, šlaunis, pilvas, krūtinės ląsta, galva. Kartojam. Įkvepiam, sėdmenis atkišam, iškvepiam, spaudžiam kojas į rankas, tempiamės. Ir dar kartelį įkvepiam, sėdmenis atkišam, paslepiam, tiesiamės, traukiam sėdmenis ir lošiamės atgal. Prisėskit ant kojų, prasitempkit. Pasviruokime nuo vienos kojos ant kitos. Jeigu negalit atsisėsti ant kulniukų, būkite šiek tiek pasikėlę ir tą patį lėtai atlikit, judėdami nuo vienos kojos ant kitos. Nuo vienos ant kitos. Pasikelkime. Dabar rankas ratukais sukime. Didelį ratą atliekame. Įkvėpkit. Iškvėpkite, tęskit pratimą, aš atsisuksiu į jūs.
ir tęskit. Rankomis siekit mane, lubas, šonus ir brėžkite didelį ratą. Mane, lubas, šonus ir į apačią. Ir 8, 7. Įkvėpkim, iškvėpkim. Galime per 2 ratukus rankų įkvėpt ir iškvėpt. Ir dar kartelį įkvėpt ir iškvėpt. Ir vėl sėskim ant kojų ir prasitemkim. Šaunuoliai. Ir verskimės dabar ant sėdmenų. Ir dabar mums jau reikės kėdės pagalbos. Jeigu įmanoma kėdę kur nors įstatykite į sieną ar kažkur tai ant kilimo, kad jinai neslyščiotų. Ir mes dabar keliausime taip nugarytę žemyn ir aktyviai tempsim šlaunis ir kartu stiprinsim šlaunis ir sėdmenis gulint. Pirmiausia, tai užsidėsime blauzdas. Blauzdas užsidėsime ant kėdės. Iki pat galo kojas prispauskite blauzdas ant kėdės sėdynės ir pėdos prie atlošo. Rankas į šalis ir spauskite. Įkvėpkime. Pilnas įkvėpimas su išpūtimu. Iškvėpimu mes spaudžiame blauzdą, spaudžiame kėdę žemyn, stuburgalį pasukit tarp šlaunų ir iškelkit. Iškelkite dubenį į viršų, ištieskit šlaunis. Ir vėl leiskime į apačią, sėdmenim siekiam grindis įkvepiam ir spaudžiam kėdę, keliam dubenį, iškvepiam. Įkvėpkim daug, išilgėkit per liemenį ir iškvėpkit, sutraukit šlaunis, sėdmenis ir pastangrinkit liemenį. Ir tęskit, stenkitės per šitą pratimą dabar stuburo nelankstyt, lankstyti šlaunis per klubo sąnarį, o liemenį mes palaikome kiek įmanoma stabilesnį, ilgesnį ir derinam judesį su kvėpavimu. Apačioj įkvėpkim, viršoje iškvėpkim. Puikus šlaunų stiprinimo pratimas. Šlaunų, sėdmenų ir nugaros. Gerai, sustokime viršuje, pasilaikykime ir rankas pakelkime nuo grindų, stovim, spaudžiam kėdę. 10, 9, 8, 7, neišsirieskit per juosmenį, 6, laikykite šlaunų sėdmenų raumenis ir pilvuką. 3, 2 ir sugrįžtam atgal, apsikabinam kelius prie krūtinės. Pailsime. Jeigu reikia po galva, visą laiką turėkit kokią nors pakilimą pasidėti tam, kad būtų patogu kaklui. Jeigu, tarkim, kaklas gulint tokioj padėti padidėjęs išsilenkimas kakro ir yra kuprelė, tai labai sunku kaklą ištiesinti palei kilimėlį ir šitaip gulėti. Dėl to reikia nedidelės pakilos po kieta galvos dalimi gulint ir atliekant įvairius pratimus. Gerai, statykime blauzdas vėl mes ant kėdės ir dar vieną pratimą padarykime. Taip, vėl rankos į šalis, pakelkime dubenį į viršų. Taip, dubuo yra pritrauktas prie šlaunies. Laikom, spaudžiame pakaitomis vieną koją į kėdę, kitą koją į kėdę ir tik nekilnojam jų. Tai vieną spaudžiam koją, tai kitą. Rankas spaudžiame į grindis, įdarbinam pečių ir nugaros raumenis ir pakaitomis spaudom kėdę. Kas galit? Spauskite kairę koją į kėdę, dešinę koją kelkit. Pargrįžkit, įkvėpkit, iškvėpkit. Čia jau sunkesnis pratimas,
jėgos kojoms, nei darėme prieš tai. Tai nepamirškite, kad nebūtina atkelt kojos, jeigu neišlaikot stabilaus liemens. Svarbiausia išlaikyti ir saugoti stuburą. Jei sunku, nekelkit kojos, o tik tai spauskit pakaitomis vieną kitą koją į kėdę. Ir to pilnai pakaks pradžiai, kol sustiprėsit. Ir dabar palaikome vieną koją iškėlę, 2, 3, spauskit kėdę, spauskit rankas į grindis ir sukeiskime kitą koją į viršų. Laikome sėdmens raumenis, įdarbinam šlaunį, dubenį, prifiksuojam prie atraminės kojos ir sugrįžtam atgal, apsikabinam kelius prie krūtinės ir prasitempiam. Dabar atpalaiduosime nugarytę, užsimojam ir pasviruojam kaip kamuoliukai. Užsimojam ir pasviruojam kaip kamuoliukai. Kartu stiprinam pilvo raumenis ir masažuojam nugarytę. 8, 7, smakras palenktas prie kaklo duobutės, 4 ir 3 ir 2 ir paskutinis. Padėkite kojas ant kėdės ir atsipalaiduokit. Pats geriausias pratimas užsiėmimo. Labai gerai. Dabar pasisukime šonu ir pasikelkime. Toliau mums reikės kėdės. Vieną koją statysime ant kėdės krašto, žiūrėkit, kad jinai nepavirstų. Taip, kelias ir pėda ant kėdės fiksuota, pasikeliam ant rankos, svyram į priekį, kad pirštai visi atsiremtų į grindis ir ranką dedam ant rankos. Ilgas ištemptas stuburas lieka, ant žemės koja sulenkta. Dabar mums reikia dubenį traukti prie kojos. Tai spaudžiame kėdę žemyn su koja ir keliam dubenį į viršų, taip, šonu. Su iškvėpimu pakeliam dubenį, nuleidžiam. Galima taip, variantas abiem rankom, jeigu labai sunku, spaudžiam koją ir dubenį keliam į viršų, pritraukdami prie kojos ant kėdės. Turit jausti aktyvumą šlaunų vidiniuose raumenyse, pilvo šonuose ir turit jausti raumenis aplink dubenį. 4 ir 3, ilgas ištemptas stuburas ir 2 ir paskutinis. Pailsėkim. Truputėlį pajudinkime petį, išlaisvinkime jį nuo įtampos. Labai gerai. Ir tą patį padarysime kitą koją. Aš perdedu kėdę į kitą pusę, jūs darykite toj pačioj pusėje, tiesiog pasisukę. Arba irgi, kaip ir aš, pakeiskite kėdės kryptį tam, kad galėtumėt mane matyti, ką rodau, kad būtų paprasčiau viską daryti. Tai pasikeliam, šlaunį statome ant kėdės taip, kad kelias būtų atsirėmęs ir pėda. Stuburgalį truputėlį pabrukite tarp šlaunų, kad jaustųsi krūvis pilvo šone, o ne nugaroje. Su rankom abiejom arba viena mes spaudžiam kėdę žemyn ir traukiam dubenį link kojos į viršų. Aš dedu ranką, kad jūs suvoktumėt, kur turi judėti dubuo. Ir iškvėpt, įkvėpt. Tai mes dubenį traukiam prie šlaunies, kuri yra ant kėdės. Su iškvėpimu. Taip, turit jausti šlaunų vidinius raumenis ir pilvo šonus. Dar keletą kartų padarykim. Ir paskutinis.
Ir lėtai grįžtam. Nuleidžiame kojas, atpalaiduojam petį, pasukam ratukais. Labai gerai. Ir dabar kitas pratimas bus, mes pasikelsime. Jeigu reikia, po keliais pasidėkite paminkštinimą, rankas statykite ant grindų, pėdą pastatykite plokščią tiksliai į šoną, kelias, pėda eina į vieną liniją. Ir dabar mes judėsime sėdmenim atgal ir judėsim liemeniu pirmyn. Taip, dubuo atgal, dubuo pirmyn. Dubuo atgal, dubuo pirmyn. Taip. Ir mes judam. Pėdą išlaikom prispaudę. Turit jausti tempimą šlaunų vidinėje pusėje. Tęskit. 4 ir 3. Išlaisvinkime kojas nuo įtampos. Ir 2. Ir dar vienas kartelis. Ir grįžtam atgal. Dabar pasikelkime viršų. Išilgėkime per stuburą, taip kelias linijoje su klubu, ištemptas kūnas. Ranka į viršų ir lenkiamės šonu, link kojos, ir statom ranką ant kėdės ir kitą ranką siekiam į šoną maksimaliai. Ir tai viena ranka siekiam, tai kita ranka siekiam į šoną. Pasitempiam, išilgėjam, lenkiamės, grįžtam, lenkiamės, grįžtam, lenkiamės, grįžtam, lenkiamės, grįžtam ir lenkiamės, grįžtam, lenkiamės, grįžtam. Šaunuoliai. Dabar kitas pratimas klubams mobilizuoti. Taip, vėl keliausime 4 ir koją vieną paduosime atgal ir užkryžiuosim gilyn į vidų ir judėsime lėtai atgal, 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 kol atsiras aplink sėdmenis tempimas. Ir sugrįšime atgal. Pakartojam. Užkryžiuojam koją, judam įstrižai atgal, kol prieki stovinčios kojos sėdmenis pradės temptis ir lėtai grįžtam atgal. Ir 1, 2, 3, 4. Ir tiesiam koją užkryžiuojam ir judam atgal. 2, 3, 4. Kartojam. 1, 2, 3, 4. Ir koją už nugaros, užkryžiuot. Ir siekt, siekt, siekt. Kita koja. Užkryžiuojam ir judam atgal. Labai gerai. Ir prisėdam ant kojų. Prasitempiam. Labai gerai. Ir vėl grįžtam prie kėdės. Pailsėjom. Išjudinom klubus papildomai. Ir dar vienas jėgos pratimas šlaunim, sėdmenim stiprinti. Atsigulkim, užsidėkime dabar kulniukus ant kėdės, rankos plačiai, spaudžiam su kulnais kėdę, pėdos užlenktos. Stuburgalį pasukam tarp šlaunų, kilstelkit dubenį į viršų ir dabar darysime ne tiesios nugaros kilnojimą, bet darysime artikuliacinius judesius ir po vieną slankstelį nugarą kelsim nuo grindų ir tada spausime krūtinkaulį žemyn, susiriesim pilvu ir po vieną slankstelį grąžinsim nugarą ant kilimėlio. Įkvėpsim daug, taip kaip išmokiau. Ir iškvepiam, pasukam dubenį atgal, stuburgalį tarp šlaunų ir po vieną slankstelį keliam nugarą į viršų. Ir krūtinę spaudžiam žemyn, susirieskit, įtempkit pilvą, dubenį pritraukite taip
Gaktikaulį arčiau bambos pritraukit, susirieskit ir leiskit nugarą žemyn. Va taip. Ir dabar greičiau truputėlį. Spaudžiam kėdę. 1, 2, 3, 4. Krūtinkaulį spaudžiam, kad judėtų stuburas. 2, 3, 4. Kartojam. Ir 1, 2, 3, 4. Atgal. 1, 2, 3, 4. Kartojam. Ir 1. Labai svarbu stiprinti šlaunis ir sėdmenis. Čia vis tiek yra judėjimo raumenis. Taip. Plus sėdmenis yra vieni pagrindinių nugaros stabilizatorių. Taip, jei norite palengvinti savo nugarai, judant, labai svarbu turėti stiprius kojų ir sėdmenų raumenis. Dar porą kartų padarom. 2, 3, 4. Tai per šitą pratimą ne tik šlaunis sėdmenis jaučiasi, bet ir blauzdos įsijungia į darbą. Turit jausti priekinės jų dalis. Ir dabar paskutinį padarom. Ir sustojam viršuje. Laikomės. Laikome ištiesę šlaunis. Laikom sėdmenis. Spaudžiam rankas į apačią. 4. Pakentėkit dar. 3. Ir 2. Ir spaudžiam krūtinkaulį žemyn. Leidžiam nugarą palaipsniui ant žemės. Ir dabar jau apsikabinkite kojas. Atsipalaiduokit, prasitemkit. Labai gerai, dėkite kojas ant kėdės kraštelio, dabar pėdas į apačią, rankos į šalis ir padarykime tokius rotacinius judesius. Liemens, pėdos ir keliai kartu nepravažiuoja vienas pro kitą per šitą pratimą, išlaikykit juos visada. Kartu. Pėdutės taip pat kartu. Rankos plačios ir dabar liemens sukiniai atlieka, tarsi iš pažastų viską darytumėm. Įkvėpkim, iškvėpkim. Mes nenorim riestis, mes nenorim laužti nugaros, mes norim išlaikyti nugaros tą vadinamą cilindrą, ilgą ištemptą stuburiuką. Mes norim gerai kvėpuot. Taip. Ir įkvėpkim, iškvėpkim, įkvėpkim. Ir dabar sukime galvą į priešingą pusę, nei juda kojos. Galvą į vieną pusę, kojas į kitą pusę. Galvą į vieną pusę ir į kitą pusę. Per viduriuką įkvėpkim. Iškvėpkim, pilvas ir krūtinės ląsta išsiplečia. Įkvėpimo metu iškvėpiam, viskas susitraukia, pilvukas sumažėja, pajungiam papildomai pilvo raumenis, kad iškvėpimas būtų dar gilesnis, dar aktyvesnis pilvo raumenų darbas. Ir grįžtam atgal. Nuleiskime kojas ant žemės ir pasisukime toliau. Toliau stiprinam pilvo ir liemens raumenis, tiek pilvo, tiek nugaros raumenis dirba. Dabar ranka už galvos, išilginam liemenį ir keliam vieną koją į viršų, įkvepiam ir su iškvepimu koją prie kojos pritraukiam, atitraukiam, gražinam. Dėmesio norisi, kad jūsų keliai išliktų visada vienoj linijai, kai nusileidžiam. Gerai? Pasiruoškit. Taip. Sukuriam aktyvumą visur aplink liemenį. Įkvepiam ir iškvepiam. Pargrįžtam. 1, 2, 3, 4. Įkvėpt. Iškvėpt, įkvėpt, iškvėpt. Arba įkvėpt, iškvėpt. Visaip galim kvėpuoti. Įkvėpt, stabilizuoti liemenį, iškvėpt. Jei sunku ilgai tęsti kvėpavimą, tai jūs smulkiau kvėpuokite. Taip? Įkvėpėt,
Iškvepiat, kaip traukiat koją prie kojos ir grįžtat ir dar porą kartų. 1, 2, 3. Laikykite dubens apačią, neleiskit nugarai išsiriesti. 2, 3 ir 4. Pailsėkime, padarykime rotacinius judesius, įkvėpkim ir su ranka siekime lėtai atgal ir grįžkime, siekim į priekį, siekim į galą, siekim į priekį, siekim į galą. Taip. Rotaciniai stuburo judesiai, tam, kad mūsų kūnas judėtų laisviau, laisvesni kūno judesiai būtų, lengviau būtų suktis kūnui. Ir sugrįžkime atgal. Pasikelkime šonu ant alkūnės. Stovėkime vietoj. Taip, svorį neškime ant rankos, visus pirštus prispauskime, įdarbinkime juos, kad nebūtų vien krūvis ant alkūnės, pajunkite rankos ir pečių raumenis ir laikykitės. Ir dabar koją pakelkit, padėkit. Jeigu per sunku kilnot koją, laikykite koją suglaustas. 2 ir kaklas ilgas. 3, 4, jeigu reikia, prisilaikykite abiem rankom. 5, galite už kėdės laikytis, jeigu reikia. 6, 7, nebūkime išsirietę. 8, stuburgalį pabrukite tarp šlaunų. 9 ir dar 1, 10. Ir sugrįžkim atgal, pasikelkim ir pajudinkime petį ratuku. Ta patį padarykime kitą pusę. Atsigulkime ant šono, ranka prilaikykime galvą, spauskimės ranką nuo grindų, keliai kartu ir kelkime koją. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Arba įkvėpt, iškvėpt, įkvėpt, iškvėpt. Dabar mes stengiamės nejudinti liemenį absoliučiai, visai nejudinam liemenį. Taip, dėmesys grinai į liemens stabilumą, judinant kojas. Turite jausti, kaip dirba pilvo šoniniai raumenys. 3, 4, 1, 2, 3, kelias prie kelio ir į viršų. Pritraukt kelią prie kelio, grąžint kelią prie kelio. Atkreipkite dėmesį, kur jūsų keliai. Va, taip ir tiksliai pritraukinėjam kojas. Ir pailsim. Rankas ištieskit, atpalaiduokime nugarą. Ir su iškvėpimu judam atgal, siekiam 1. Ir siekiam su ranka 2. Galvą padėt ant grindų. Galit laikyti pakėlę, jeigu kaklas nevargina. Siekiam, stenkitės išlaikyti kojas kartu, laikyti dubenį vietoj, kad nesisukiotų. Ir įdarbinkite grinai viršutinę nugaros dalį. Taip. Visi sukiniai šonkaulių lygmenyje. Iš pažastų. Ir paskutinis, ir pasikeliam ant alkūnės. Pasiruošę, susikaupkit, svorį ant rankos, pirštus prispauskit, pasikelkit, išilgėkit per stuburą, stiprinam liemens raumenis toliau, kad kūnas būtų stabilesnis. Gerai, ir keliam koją į viršų. Ir 3, ir 4, ir 5, ir 6, ir 7, ir 8. Jei reikia, prisiremkite abiem rankom, jei reikia, padėkite savo su kėde.
Ir pargrįžkim atgal, atsisėskim, pajudinkime petį ratuku. Ir dabar mes jau kelsimės aukštyn. Reikia atsigerkit ir dar padarysime pabaigai keletą pratimų apatiniams galūnėms stiprinti. Pasikelkime ir pasiruoškime rankšluostuką. Pasiruoškite rankšluostuką. Stiprinsime pėdų raumenis. Išsitieskit. Pasidėsiu galvą taip, kad mane matytumėt. Išsitieskit pėdutę, dėkite pradžioje rankšluostuko ir dabar stenkitės su pirštais patraukti į save rankšluostuką. Taip, op, paimt, patraukti. Laukit, jisai čia man ant kilimėlio neslysta. Ant grindų statykit slidesnių ir tada rankšluostuką su pirštais stenkitės patraukti į save. Patraukt, tęskit. Tiesi ilga nugarytė. Traukiam rankšluostį vis daugiau ir daugiau. Va taip, tęskit. Ap. Visais pirštais stenkitės kiek įmanoma rankšluostuką paimti ir traukti į save. Labai gerai. Kitą koją tą patį padarykime. Pėdą dedam ant rankšluostuko pradžios ir su pirštais traukiam į save. Ap didžiuoju pirštu, mažiuku pirštu, visus pirštus stenkitės įtraukti į darbą. Vis daugiau ir daugiau. Tęskit. 4, 3, 2 ir paskutinis. Labai gerai. Šitą pratimą kojoms galite kartoti ir kartoti kasdieną. Taip, apatinės galūnės turi būti stiprios, pirštai stiprus, lankstus. Nuo to priklauso mūsų judėjimas, energija. Taip, nuo to mums lengviau atlikti kasdieninius judesius, vaikščioti, lipti laiptais ir toliau, kaip mūsų apatinės galūnės stiprios. Dar vienas pratimukas pėdoms stiprinti, tai kojų pirštus maksimaliai išskėskite, išsitieskite per kūną. Nugarytė tiesi ilga ir mes dabar reikia, kad visas kūnas matytųsi operatorių. Svyram į priekį, bet spaudžiam pirštus į grindis, kulnus nekeliam ir grįžtam atgal. Visų korpusų svyram pirmyn, kojų pirštai spaudžiam grindis, ypač didžiuoju pirštu ir grįžtam atgal. Parodau iš šono, stuburgalis, laikom dubens ir pilvo raumenis ir svyram pirmyn. Ir grįžtam. Ir stabdome su kojų pirštais, kad nenukristumėm į priekį ir grįžtam. Svyram, stabdom ir grįžtam. Svyram, stabdom ir grįžtam. Tęsiam, svyram, stabdom. Grįžtam, svyram, stovim, laikom. 10, 9, 8, 7. Remkitės didžiuoju pirštu, spauskit jį į grindis. Mažiukų pirštų taip pat remkitės. 4, 3, 2 ir grįžkite atgal. Sėskime ant kėdės ir pasimkime svarmenį. Paskutinis pratimas pabaigai. Žiūrėkit, atsisėskime ant grindų šalia kėdės. Sėdint bus paprasčiau atlikti pratimą. Ir paruoškite ranką ant kėdės, status kampas alkūnės, išilgėkit per stuburą, išsitieskit. Įkvėpkit ir su iškvėpimu atlikime žasto atgręžimą atgal, taip, kontroliuojam petį, kad nekiltų į viršų. Ir sukam, taip, kol ranka atsidurs statmenai į lubas. Iškvepiam, taip, pasukam žastą, iškvepiam.
Laikom tiesią nugarą. Tęsiam. 8, 7, 6, 5. Čia reikėtų svarmens 1-2 kg. Jei neturit buteliuką, kaip ir minėjau, galite naudoti. Bet pasipriešinimo visgi mums reikia. Jėgos pratimų būtina daryti, atlikti jėgos pratimus tam, kad mums reikia išlaikyti raumenis. Taip, nuo raumenų priklauso mūsų energija. Kaulų tankis taip pat priklauso taip nuo fizinių pratimų. Tam, kad jį išlaikyti, reikia atlikti pratimus jėgos bent porą kartų per savaitę. Ir sugrįžtam atgal. Ir dabar aš kėdę perkelsiu į kitą pusę ir mes tą patį padarykime. Ranką pastatome ant kėdės, petį žemyn, nugara ilga tiesi. Ir atgrėžiam ranką į išorę su iškvėpimu. Stenkitės, kad petys nekiltų iš vietos, pajunkite pečių ir menčių srities raumenis, tam, kad galėtumėt atgręžti ranką atgal. Svarmuo atsiduria statmenai į lubas. 8, 7. Taip, dėl laiko stokos mes darom pratimus po vieną kartą, bet rekomendacija pratimus jėgos padaryti bent kelias serijas. Tai po to, kai mes baigsime užsiėmimą, jūs galite pratimus šiuos pakartot. Ir paskutinis. Ir prasitempkim. Kojas apsikabinkite ir nugarą patraukite atgal, pabūkite tempime. Ir rankas paduokite atgal, ištempkite kojas į priekį, išilgėkite per stuburą, pabūkite tempime. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir atsipalaiduokite. Šiandien užsiėmimas baigtas. Ačiū visiems, kas dalyvavote. Iki kito karto.